Atsibodo, šiltnamį visą laiką laistyti, čia turiu va tokią 200 litrų talpą, pasijungiau nuo lietvamzdžio irgi, tai yra specialus toksai perkasi plasmasinis daiktas, čia va ir žiemą ir vasarą gali, žiemą uždarai, kad nebėgtų vanduo, vasarą atidarai ir bėga čia vandenukas. Dabar ant dugno mažai lyja, tai va pasijungiau šlangą. Čia jau pradeda leisti, biškį reikės turbūt paspausti dar. Turėjau nuo elektros laidų dar likusio užveržėjų, tai va puikiausiai va irgi išgrįžęs skylutę ir prikabinėjau tą šlangą. Bus taip visur šlanga išvedžiota. Skylutės išgręšiu pačiu šlangą ir viskas. Ir bėgs. Čia dar reikės pajungti laistymų tam laikmatį. O laikmatį pajungiau jau žarną. Viskas dabar veikia. Esu užprogramavęs, kad ryte pusę 7 atsidarytų vožtuvas. Veikimo principas paprastai. Nustatai laiką, koks dabar yra. Spaudi time laikai. Ir laikydamas tą time mygtuką reguliuoji minutės, valandas ir dienas. Nusistatai, kokia dabar diena ir laikas. Ir paskui spaudi programos. 8 net programos yra. Įvairiais laikais gali padaryti įvairiom dienom, kad atsidarinėtų vanduo. Kai pasadinsim pomidorus, išgręšim skylutę prie pomidoro. Visų susivirinęs tokius laikiklius. Ant to laikiklio padėsim šalia pomidorą. Skylutė bus išgręžta ir bėgs lašeliniu metodu į šalia pomidoro vanduo. Tai ten tiesiog automatiškai vožtuvas atsidaro, užsidaro ir vanduo eina arba ne, jam nereikia spaudimo. Ir taip pat padariau dar dėžutę. Iš principo jinai nėra reikalinga, bet kad nesimėtytų ir kažkur užkabinus šlangą, kad neatsitrenktų pats laikmatis, nesudužtų. Parašykite komentarus. Duosiu nuorodas, kur pirkau aš, nes ganėtinai sunkiai radau. 50 eurų su siuntimu kainavo. Kas truputėlį negerai yra, tai kad ganėtinai toli yra ta talpa mano. Tai jeigu va dabar mažiau vandens šiek tiek yra, tai panašiai 30 cm nuo dugno, tai bėga šiek tiek ne taip smarkiai, kaip norėtųsi.